Labas visiems, šiandien parodau, kaip pasijungti Maestro Sniper botą. Keli dalykai, ką turėtumėt žinoti. Geriausiai šitą botą jungti ant naujo įrenginio. Tai reiškia naujo telefono, nustatom factory settingus, pats renginys neprivalo būti naujas. Svarbu, kad būtų nustatyti factory settings, nauja SIM kortelė, nauja Telegram paskyra. Geriausia būtų, kad Telegram paskyrą užsislaptintume, niekas negalėtų jo rasti. Ir tada internetą SIM kortelę turim turėti iš savęs. Interneto reikia 3, 5 max gigabaitus į mėnesį. Niekur negalima jo jungti prie Wi-Fi'aus ir panašiai. Šitas telefonas yra tik tai pirkimui ir pardavimui. Nusiperkat, įjungiat flight modą. Parduodat, įjungiat flight modą. Norit naudot, išjungiat flight modą. Nebenaudojat, įjungiat flight modą. Jokių naršymų, jokio Wi-Fi'aus ir užsislaptinta paskyra. Iš šito telefono, iš šito įrenginio mes pasidarom šaltą piniginę, šaltą raktą. Reiškia, jis būna prie interneto jungiamas tik tada, kai mes norim padaryti pavedimą. Ir pradedam. Pirmiausia, kaip nueisit į Maestro, paspausit startą. Man iš karto išmetė tokią lentelę, jum prieš tai gali paprašyti, kad norėsit, kad verifikuotumėt. Tai reiškia, kad išmes kokius 5-6 skaičius arba raidės ir paprašys, kad suvestumėt čia konkrečiai pokalbių kambarį ir tai verifikuosit, kad nesat botas. Po to lygiai tas pat. Paspausit šitą, paspaudžiat startą, matot ir išmeta dar kartą tokią pat lentelę. Ir kadangi mes dirbam su Ethereum tinklu, spaudžiam piniginės, klausia mūsų iš karto, kurį tinklą mes norim rinktis, spaudžiam Ethereum ir susikuriam piniginę. Tarkim, generuojam piniginę, kaip ją pavadinti, pavadinsiu test 1 ir išsiunčiu. Viskas, jūs gaunat savo piniginės adresą, gaunat privatų raktą, gaunat mnemoninę žodžių frazę, su šita žodžių fraze arba su privačiu raktu jūs galėsite atsikurti piniginę, jeigu pamesit telefoną, sulūš telefonas ar kažkas tokio. Šito tiesiog niekam nerodot. Ir kas toliau, mes vėl einam startą, piniginės, startą, einam į settingus, einam į Ethereum, einam į pirkimą, buy, gal biškį lėčiau darysiu. Čia yra buy, čia yra sell. Visą kitą nereikia žinoti. Ir čia yra approve. Tai jeigu pažiūrim approve, yra auto approve. Ką tai reiškia? Reiškia, klijuosit kontrakto adresą iš karto, kai paspausit pirkti ir pirks, kai paspausit parduoti ir parduos. Jeigu kartais išjungčiau, manęs dar kartą paklaustų, ar tikrai noriu tą daryti. Bet kartais laikas yra svarbus, netgi tos 2-3 sekundės, dėl to mes laikom įjungtą, galite šitą pasitikrinti. Toliau buy ir sell. Tai buy pirkimo duomenis, va tarkim slippage, jūs kai prisijungsit bus 10, tai aš rekomenduoju nueiti čia ir tiesiog padaryti 28. Tada mes grįžtam, tada einam į sell, lygiai tas pats, čia yra slippage, pas mane jau 28 buvo nustatyti, pas jūs greičiausiai bus 10. Tai paspausit čia, tiesiog padarysit 28 ir pasikeičia. Vat galite jungti auto PNL kortelę. Tai reiškia, kai parduosit, iš karto jums automatiškai sugeneruos kortelę. Vat galite šitą jungti. Tada dar yra ir pirkimui buy KB, čia reiškia KB, reiškia keyboard, ir pardavimui.
Turim buy ir turim sell. Čia yra keyboard. Tarkim, aš galiu pasireguliuoti, už kiek vat noriu pirkti. Galbūt jūs nenorit pirkti už 0,05, galbūt jūs norit pirkti už 0,03. Ir jums pasikeičia šitas mygtukas. Susimažinti gali. Ir aš tuoj parodysiu, ką turiu omeny. Paskui prieisim prie šito. Sell lygiai tas pats, jeigu keyboard, galima pasikeisti procentus. Bet aš šitą mes galim palikti. Visi nustatymai tokie. Toliau pademonstruosiu, kaip nupirkti kriptovaliutos. Tai pirmiausia, jeigu mes kaip įsikelti pinigus. Tai yra meniu mygtukas ir mato Start, Bridge, Quick, Monitor. Jums realiai reikia žinoti tik startą, Monitor, jeigu norit pažiūrėti savo pirkimus. Ir tada pagrindinis wallets paspaudžiat ir mato, test vieną čia sukūriau prie jūsų. Čia galim pasitikrinti balansus, jeigu norim pervesti pinigų, tiesiog paspaudėm ant QR, nuskanuojam su Krakenu ar kažkokią kitą platformą, su kuria vedam, arba nukopijuojam šitą koduką ir įsivedam šitą kodą. Galiu čia uždaryti, aišku. Pats pirkimas, kaip vyksta. Dabar aš nukopijuoju monetos adresą, įklijuoju čia ir siunčiu. Ir manęs iš karto klausia, už kiek aš noriu pirkti. Ir matom slippage nustatyta. Ir čia klaviatūra, apie ką turėjau omeny. Vat jeigu go to sell, neturiu ką parduoti, go to buy. Jeigu 0,1, 0,05 buvo, tada 0,1 ir aš pratryniau ir pakeičiau klaviatūrą pagal save, kaip aš noriu. Jeigu mes dar kartą norim pasižiūrėti, kaip atrodo, tai einam startas, einu į global settings, einu į Ethereum tinklą ir tada pirkimas ir vat klaviatūra, buy keyboard. Ir aš galiu atgal vėl nustatyti. Ir pasikeičia man. Tada grįžtam prie to paties. Čia ištrinti nieko nereikia, atgal scrollinti nereikia. Jeigu norit, tiesiog iš naujo duodat komandas šitam botui. Ir klausia dabar manęs, už kiek aš noriu nupirkti. Nuperkam. Viskas, aš nupirkau šitą valiutą. Market capas 400. Ir dabar kaip nustatyti sell limits, jeigu paspaudžiu. Pasirinkta yra take profit. Galima stop loss. Galima take profit. Take profit pirmiausia nusistato. Pagal ką? Pagal market capą, nes jeigu aš nupirkau prie rašo entry market capas, prie 400, tai aš noriu, tarkim, market capas, kad būtų galima arba skaičiais parašyti, arba procentais. 50%.
ir nusistato, kad kai paaugs market kapitalas iki 673, bus galima automatiškai tiesiog parduos. Čia dar gali klausti, kiek parduos. Gali nustatyti procentus, tarkim, kad parduotų 75 procentus mano kriptovaliutos, 25 paliktų. Aš tada jau būsiu išsitraukęs savo pinigus, kažkiek uždirbęs, ne dabar pagal skaičius, jeigu ten 50, 75, tai gausis, kad aš būsiu savo išsijėmęs ir visą pelną, kuris yra likęs, ten palieku kaip mumbeg. Bet mes šitą galim keisti. 100%, jeigu padarau, tada reiškia, kad aš mumbego nepalieku, mato. Ir tada spaudžiu add sell limit orders. Viskas. Pridėjo. Stop lossą galim lygiai taip pat padaryti. Pasirenku aš stop lossą. Irgi man pagal market capą lengviau skaičiuoti jį. Tai aš žiūriu market capą. Tai dabar yra 4,16, jau mes turim vos nedaug pelnų. Tai aš galiu padaryti, kad jeigu nukrenta per iki 350 kei ir add sell limit order, added. Tai mes turim vieną, matot, ir antrą. Jeigu aš paspaudžiu, ant jų aš galiu konfigūruoti. Aš dabar turiu nusistatęs pirmą, kai automatiškai parsiduos tada, kai paaugs kaina, antrą automatiškai parsiduos, kai nukris kaina. Galima refresh padaryti. Vat jeigu paspaudžiam, ant jo matom, kad tiek pasieks 673 market kapitalo pasiekė, iškart parduoda 100%. Jeigu paspaudžiam ant čia, iškart matom, kad nukrenta iki 350, iškart parduoda 100%. Dabar remove all paspaudžiu, confirm ir viskas įsitrynė. Taip, ant tiek viskas paprasta. Dabar aš galiu tiesiog paspausti. Vėlgi, jeigu kartais spausdinėsit, užeis čia čatas, pilna tokių lentelių, nesusigaudysit, galima tiesiog iš naujo įklijuoti to pačio kontrakto, monetos kontrakto adresą ir man išmeta, ar aš noriu pirkti dažniausiai tokį, bet aš noriu parduoti, tai aš spaudžiu go to buy ir tada galiu spausti, kad parduoti visą 100%. Galvoja ir parsidavė. Su 0 išėjau, 0%. Gerai pavyko, reiškia, buvo šiokio tokio prieaugio. Va čia yra PNL kortelė, ją sugeneruoja iš karto, bet mes nustatymuose padarėm, tai automatiškai sugeneravo. Jeigu kartais nepasidarysit, tiesiog paspausit PNL ir sugeneruos. Toliau, ką dar galėčiau jums parodyti, galbūt ką reiškia GES ženkliukas paskaitose mokymis. Čia rodo, kiek gvėjų yra, kiek mokesčių maždaug bus už šitą transakciją. Tada mokesčiai patys pačios monetos B, tai buy, sell, tai sell. Marketo kapitalas, čia mokesčiai, buy, sell, taxes, likvidumas. Iš čia mes galim nueiti tiesiai į kitas nuorodas. DS tai yra Dexter Screeneris, kur mes stebėm šitas monetas. Kol kas jums užtenka žinoti. Yes. Ačiū uždėmesį, jeigu bus klausimų, rašot, kreipkitės.